Labą dieną visiems. Turbūt visi įkarštie žolės pjovimo, vėjo žolės, kaip pavadinsite, taip. Bet iš tikrųjų, kad gerai prižiūrėti sodybą, tenka pasinaudoti gan nemažai įrankių. Ir šiandieną pabandysim pademonstruoti, kokių įrankių mes naudojame tam, kad gerai prižiūrėti savo sodybą. Būtent apeiti žolytę arba veją prie pat namo, prie pat pastato, prie pat medžių, prie tvenkinio, prie avilių tų pačių, ar ne, kad negautum. Tai parodysiu nuostabų įrankį, kuris tikrai jūs išgelbės to atžvilgiu. Kitas dalykas, kaip pjauti šlaitus, kokias vejapjovės naudoti šlaitam prižiūrėti pjauti, kokius traktoriukus žoliapjovės naudoti jums didesniems plotams pjauti, ar ne. Tai pabandysime apeiti, išsiaiškinti privalumus, minusus ir viską išbandyti būtinai. Pradėti darbus rekomenduoju nuo ravėtuvo, kuris puikiai apipjauna, nupjauna žolę prie pat langų, stiklų ar pamato, nepažeisdamas nieko. Šis ravėtuvas puikiai tinka ir prie vandens, jeigu turite priekrantės augalus, netgi vandens augalus, pamatysite, kaip puikiai nukerpa netgi tokius dalykus išvalo. Ko puikiausiai tiks ir nedideliem krūmeliam nupjauti. Tai kaip maždaug piršto storio nukirpsite ir gyvatvorę kartais pakirpau. Ir po naudojimo sklype ir būtinai po naudojimo po vandeniu supurškite, prižiūrėkite įrankį, kad jisai nesurūdytų visas. Tai labai nedaug užtruks, tiesiog apipurkšti ir tiek. Na ir čia turime šiai dienai galingiausią vejapjovę, būtent akumuliatorinę, kuri dirba tyliai. 2 dvigubi peiliai, kurie supjauna žolę, sumulčiuoja, susmulkina ir surenka kartu. Ir galima reguliuotis aukštį, netgi pjovimo nuo 2,5 iki 10 cm, tai pakankamai didelę aukštą žolę galėsite nesunkiai pjauti. Kas dar didžiulis privalumas, tai kad yra akumuliatorinis įrankis ir jūs galite pjauti šlaitą, važiuoti išilgai skersai, kaip norite užvažiuoti. Labai manevringa. Šita vejapjovė tikras žvėris. Sunki, jo, įsidėti į bagažinę bus ką veikti, bet pjauna, darbą savo atlieka tikrai labai gerai ir greitai ir manevringai, kas svarbiausia. Tikrai stiprus daiktas,
Vadinkim, jeigu jūs turėtumėt liaudiškai vadinamą trimerį, tai su trimeriu reikia visą dieną nešiotis ir pjauni tą tikrą plotą. O čia tas pats trimeris, faktiškai metalinis, jis pats važiuoja. Žiauriai gerai. Geri įrankiai yra tikras malonumas sodybos priežiūroje, tiek ir prie pat namo nupjauti aplink medžius, apsisukti greitai. Eisiu dar sutvarkyti, reikės aplink laužavietę apipjauti viską, kad nenukentėtų nei malkos, nei niekas neapteršta. Taip kad turiu ką veikti, su gerais įrankiais tik malonumas dirbti.